Dirbau tiesiog kavinėje savo darbą ir išgirdau, kaip prie baro triukšmauja kažkoks tai pilietis. Tai priėjau prie baro, su juo pakalbėti, kas nutiko, kokia situacija. Tai jis buvo nepatenkintas, kad mes netvežėme picų į namus pas jį. Ir ta situacija išsirituliavo į tai, kad jis išsitraukė ginklą, nutaikė į mane. Tada aš puoliau už to ginklo, patraukiau jį nuo savęs bei aplinkinių, bent jau stengiausi, ir po truputį vis raminau. Tada mes iškvietėm policiją, kol policija atvažiavo, stengiausi būti netoli jo ir raminti vis. Tuo metu, kai nutaikė pistoletą į mane, tai nieko nejaučiau, nieko negalvojau, tiesiog instinktai. O po to, žinoma, kai jau viskas nurimo, kad ir kai jį raminau, bet viduje jaučiau tokį drebulį, kad vis tiek nekasdienė situacija. Aplinkinių reakcija nustebino, kad buvo labai abejingi, nes šalia sėdėjo tokie augaloti vyrai, bet net nepajudėjo realiai. Tai ačiū tau nuo mūsų, mažą dovanėlę. Kad jaunas žmogus tikrai ėmėsi tos iniciatyvos ir suvaldė tą situaciją, tai tikrai labai džiugina ir labai smagu. Žinant, kad pastomo ir mintis yra, ir noras yra būti policijos pareigūnu, tai tokia situacija tik parodo, kad tikrai jis turi tas savybės, turi vidinę drąsą spręsti tokias problemas, kurios baigėsi tikrai ganėtinai sėkmingai, nėra nukentėjusi, nėra sužalotų, atvykusi policija sulaikė asmenį. Šitą situaciją parodė ir eilė kitų, kurios yra įvykusios tiek Europoje, tiek kitose valstybėse, kad nesame apsaugoti nei vienas nuo tokių neadekvačių, netradicinių poelgių ir tikrai turime reaguoti pakankamai rimtai ir tie žmonės, kurie yra aplinkui, jie turėtų galvoti ne tik tai apie savo saugumą, bet galvoti ir apie kitų žmonių saugumą. Jo labiau, kad kaip Tomas minėjo, buvo salėje ir suaugusių vyrų, kurie turbūt ta gyvenimiška patirtis tikrai yra didesnė, kad tą situaciją įvertintų greitai. Tai noras yra tikrai, kad žmonės būtų budrus ir atsitikus nelaimė, atsitikus tokiai bėdai imtųsi tų tikrų veiksmų, nes iki nelaimės, iki žingsnio, rimto žingsnio, kaip asmuo pradėtų šaudyti ir mes skaičiuotumėm aukas, tikrai yra vienas žingsnis.